policija, kariuomenės vienetai, Kaspas, Šauliai, Sopas, Eitvaras, į komikai savanoriai. Tada Kaščiūnas atvežė porą kilometrų koncertinas, o Bilotaitė surengė spaudos konferenciją vietos locheliams. Atkeliavo į Žalimas su reikalavimu paisyti Džeberuokio teisių, o jam iš paskos žygiavo vaivorykštiniai su Palestinos vėliava. Prasidėjo Pušaloto Džeberuokio medžioklė. Pirmai buvo bandyta su juom susitarti, o gal jį prajuokyti. Tai į Sengirę pasišovė keliauti pajėgiausias kaimo komikas, kuris labai daug dirbo ant savo programos. Pasiėmęs įjungtą open mic'ą, drąsuolis pranyko tankmėje. O susirinkę silovikai ir vietos žiaupliai sulaikė kvapą, per kolonėlės klausė tiesioginės transliacijos. Girdėjosi, kaip drąsuolis kilina savo priemisus, įgalėjai pajusti, kad punchline'ą jisai taupo akistatai su godžiuoju milžinu. Įstaiga jaunasis komikas pražiojo jabalniką punchline'ui, ties kurio dirbo 6 metus.